Valkatos. Gaidžiukas tarė vištytei: dabar pats riešutų brendimas, einam abudu ant kalno ir privalgysim jų iki soties, kol dar voveris visų neišnešiojo. Gerai, tarė vištytė, einam pakrimsti. Abudu nuėjo ant kalno. Diena buvo graži ir jie išriešutavo iki vakaro. Nežinau, ar čia jie tiek daug prisivalgė, ar išpuikėjo, tiktai pėsti nebenorėjo grįžti. Ir gaidžiukas turėjo padaryti račiukus iš riešuto kevalų. Pabaigus darbą vištytė įsėdo į račiukus ir sako gaidžiukui: o tu mane vežk. Kokia tu gudri, atsakė gaidžiukas, aš geriau eisiu namo pėsčias, ne kaip tave vešiu. Ne, aš toks sutarties su tavim nedariau. Būti vežėju ir sėdėti priešaky aš dar galiu tikti, bet kad įsikinkęs ir į račiukus tave vilkčiau, to dar niekados nesulauksi. Jiems taip besiderant staiga suvargsėjo antis. O jūs vagys, kas jums leido į mano riešutus vaikščioti? Palaukit, aš jums pamokysiu. Ir išsižiojus puolė į gaidžiuką. Bet ir gaidžiukas nesnaudė, jis tuojau šoko ant anties ir ėmė su savo snapu ją kapoti. Ta pagaliau pradėjo prašyti pasigailėjimo ir už bausmę sutiko įsikinkyti į račiukus. Gaidžiukas sėdėjo vežėjo vietoj ir pradėjo antį raginti: na, bėk, greičiau. Kiek pavažiavę, jie pavijo du keleivius - segtuką ir adatą. Stok, suriko keleiviai. Greit sutems, nors į akį durk, negalėsim nei žingsnio žengti. Ant kelio purvas, neišbrendamas, ar nepriimtumėt mūsų į račiukus? Mes buvom siuvėjų viešbuty ties miesto vartais ir besivaišindami alum pasivėlinom. Matydamas tokius liesus keleivius, kurie daug vietos negalėjo užimti, gaidžiukas liepė jiems sėsti į ratus, tik žiūrėti, kad vištytė ar jam kojų nenumintų. Vėlai vakare jie privažiavo viešbutį, jau buvo labai tamsu. Naktį toliau keliauti nenorėjo. Antis irgi buvo pavargusi kojas ir krypavo į šonus, todėl jie nutarė čia sustoti ir paprašyti nakvynės. Šeimininkas iš karto nenorėjo jų leisti, manydamas, jog čia menki kokie ponai, ir sakė, kad visi namai užimti. Bet kai jie ėmė gražiai kalbėti, sakydami, kad jis gaus kiaušinį padėtą vištytės kelyje ir galės pasilikti savo antį, taip pat kiekvieną dieną dedančią po kiaušinį, jis pagaliau sutiko duoti nakvynę. Paskui jie paprašė vakarienės ir gerai pavalgė. Anksti rytą auštant, kada visi tebemiegojo, gaidžiukas prikėlė vištytę, paėmė kiaušinį, prakirto jį ir abu išgėrė, o lukštą įmetė į židinį. Paskui jie priėjo prie adatos, dar nemiegančios, paėmė ją už ąselės ir įbetė į šeimininko krėslo sėdynę. Segtuką įsmeigė jo rankšluostį, o patys, kaip nieko nekalti, suplasnojo sparnais ir išskrido. Antis, mėgstanti tupėti lauke, buvo apsinakvojusi kieme. Išgirdo juos prašlamant, pati pakilo, rado upelį ir nuplaukė tolyn. Plaukti vandeniu jai sekėsi greičiau kaip vežti račiukus. Po kelių valandų šeimininkas išlindo iš savo patalo, nusiprausė ir pradėjo šluostyti su rankšluosčiu, tik staiga segtukas drykst ir išvertė jam per veidą rėžį nuo vienos ausies ligi kitos. Paskui jis nuėjo į virtuvę ir norėjo užsidėti pypkę, bet vos prisiartino prie židinio, kiaušinio lukštas tik pykšt ir šovė jam į akis. Kas čia šiandien yra, kad man visur kliūva, tarė jis supykęs ir sėdo į savo krėslą, bet tuoj jau pašoko aukštyn ir suriko: ojoj! Mat jam adata labai skaudžiai įdūrė. Jis visai supyko, manydamas, kad tai bus padarę vakarykščiai vėlyvi svečiai, bet kada jis nuėjo ieškoti, nieko jau neberado.
Čia jis davė sau žodį nesileisti jokių valkatų, kurie daug ėda, nieko nemoka ir dar dėkingumo vietoj piktus juokus daro.